Sveiki, aš esu Kristina, KTU informacijos sistemų katedros dėstytoja. KTU vykdo Kazicko konkursą, kuriame mes organizuojame papildomas varžybas. Pagal šių metų iššūkį, kurį gali rasti vaizdo įrašo aprašyme, kviečiame pasiūlyti idėją ir sukurti dizainą svetainiai arba programėlei. Tarkim, jei iššūkis būtų išmani mokykla, viena iš idėjų svetainė ar programėlei galėtų būti patobulinti mokyklinio ekskursijų organizavimą. Tai darysime sukurdami ekskursijų organizavimo svetainę. Pirmiausia, turėtume pagalvoti, ką reikėtų pagerinti. Mano mokykloje dažniausiai problema būdavo tai, kad mokiniai besiregistruojantis į ekskursiją ką nors užmirždavo. Ar kelionės datą, ar mokestį už autobusą, ar atnešti tėvų sutikimą. O mokytojams būdavo sunku viską sutikrinti. Kuriant tikras sudėtingas svetainės, dažnai pradedam ne nuo programavimo, o nuo svetainės dizaino. Kaip sukurti svetainės dizainą tokiai svetainiai? Tai galima padaryti, naudojant įrankį Wizard. Pirmiausia, reikia užsiregistruoti prie sistemos. Tai galima padaryti naudojant Google paskyrą arba registruojantis naudojant elektroninį paštą. Suvedam savo vardą ir pavardę. Paštą įveskite savo ir slaptažą. Čia turime sutikti su privatumo politika. Pasirenkame Education, pasirenkame savo rolę studentas, Computer Science. Šitą žingsnį galime praleisti ir iš kur išgirdome, tai mokykloje. Ir mes kursime naują projektą. Šį žingsnį taip pat galime praleisti. Wizard sistema siūlo įvairių šablonų su elementais ir iš anksto paruoštais puslapiais, kuriuos galima panaudoti kaip pagrindą projekto pradžiai. Tačiau aš dabar parodysiu, kaip kurti projektą naujai nuo pat pradžio. Todėl pasirenkame Blank Project, spaudžiam Create ir kadangi kursime interneto svetainę, tai pasirenkame Web. Pirmiausia, kursime mokinio pagrindinį puslapį, kuriame mokiniai matys savo suplanuotas ekskursijas bei pasirenkamas kitų klasių ekskursijas. Pradėkime nuo meniu juostos. Ją kursime pasirinkdami kairioje meniu juostoje skiltį Shape ir Navigation Header. Meniu juostą darysiu kairėje pusėje ir paspaudus ant bet kurio elemento dešinėje pusėje matomi jo nustatymai ir čia aš galiu atlikti elemento pakeitimus, pavyzdžiui, pasirinkti savo meniu juostos plotį ir galiu pasirinkti spalvą. Spalvą pasirinksiu oranžinį. Meniu pridėsime kelias skiltis. Tai pagrindinė skiltį dabartiniam puslapiui, mėgstamiausių ekskursijų skiltį ir profilio skiltį. Tai tam renkamas tekst, pasirenkame tekstą ir sukuriam pagrindinis šiam puslapiui. Elementus aš galiu kopijuoti. Tada sukuriu mėgstamiausi. Ir profilis. Mokinio profilio puslapį. Taip pat galime naudoti piktogramas ir tam spaudžiame icon. Ir pagrindiniam puslapiui aš pasirinksiu namuko piktogramą. Galiu pasirinkti norimą dydį. Mėgstamiausiai skilčiai pasirenku širdelės piktogramą. Irgi pasirenku norimą dydį. Na ir profilio skilčiai pasirenku žmogaus piktogramą. Be to, kadangi esame pagrindinėme puslapyje, aš padarysiu šią skiltį kaip aktyvę ir pakeisiu spalvą į baltą. Tiek pačios skilties, tiek ikonėlės.
Internetinės svetainės paprastai turi logotipą. Sukursime jį naudojant tekstą. Savo svetainę pavadinsime išvykos. Ir bus išvykos.lt. Noriu, kad .lt būtų kitokios spalvos. Galiu naudoti koduką spalvos. Taip pat pasirenku įdomesnį šriftą. Logotipui naudosiu ikoną. Pasirenku icon ir naudosiu žemėlapio ikoną. Taip pat noriu padaryti, kad logotipas būtų baltos spalvos, tai taip pat prie nustatymų pakeičiu tiek ikonėlės, tiek teksto spalvą. Dabar kursime puslapio turinį ir kadangi šiame puslapyje ketinu talpinti suplanuotų ekskursijų sąrašą, pridėsiu puslapio pavadinimą Mano ekskursijos. Šriftą truputuką padidinsiu, nes tai yra puslapio pavadinimas, kad geriau matytųsi. Turinio kūrimui galime pasinaudoti siūlomais šablonais. Šoninėme meniu templates yra siūlomi šablonai, galima naudoti paiešką. Aš naudosiu turinio šablonus ir pasirinksiu šį, nes noriu padaryti, kad mano ekskursijos būtų atvaizduojamos kiek didesnis. Šabloną aš galiu redaguoti, galiu ištrinti nereikalingus elementus, galiu pakeisti dydį, padarysiu truputuką didesnis, nes tai yra pagrindinės ekskursijos. Galiu keisti elementus, tai šiuo atveju čia gali būti ekskursija į botanikos sodą. Čia gali būti ekskursija į baseiną. O čia bus ekskursija į Vilnių. Taip pat galima keisti paveiksliukus. Šiuo atveju parinksiu labiau tinkamą paveiksliuką. Spaudžiu ant paveiksliuko ir dešinėje pusėje prie file galiu įkelti savo paveiksliuką iš kompiuterio arba pasirinkti iš siūlomų. Galiu pasinaudoti tekstinę paiešką ir įvesti pavadinimą, šiuo atveju Vilnius, pasirenku Gedimino pilį ir turime mano ekskursijų turinį. Pridėkim dar ir kalendorių, kad būtų matyti, kokiom dienom bus ekskursijos. Aš jį pridėsiu kaip paveikslėlį, spaudžiu image ir aš turiu kompiuterį iš karto pasiruošusi paveiksliuką kalendoriui. Atsiradus paveiksliuką paspaudžiu ant jo, jis atsiranda puslapyje, galiu keisti jo dydį, galiu keisti jo vietą, aš jį atvaizduosiu šone ekskursijų. Apačioje pridedama dar ir kitų klasių ekskursijas, kur mokinys gali registruotis pats. Šią skiltį pavadinsiu pasirenkamos ekskursijos. Šios ekskursijos nėra tokios aktualios kaip mokinio suplanuotos ekskursijos, todėl aš jas atvaizduosiu šiek tiek mažesnės, naudosiu turinio šabloną ir šį kartą pasirinksiu tokį. Aš noriu, kad čia būtų 3 ekskursijos, todėl galiu nusikopijuoti elementus ir atvaizduoti čia šone. Pasirenkamų ekskursijų gali būti ir daugiau, todėl pridėsime mygtuką skirtą peržiūrėti visas ekskursijas. Mygtuką galima pridėti pasirinkus button, pasirinkus norimą mygtuką ir aš jį atvaizduosiu apačioje visų ekskursijų. Noriu padaryti, kad mygtukas būtų panašios išvaizdos kaip ir visa sistema, todėl
padarysiu jį tokios pačios spalvos, galiu nusikopijuoti kodą ir čia pasikeisti. Taip pat pavadinsiu visos ekskursijos ir truputuką padidinsiu. Pasirenkamom ekskursijom aš noriu suteikti būdą užsiregistruoti, todėl pridėsiu nuorodą prie kiekvienos ekskursijos. Tai čia bus registruotis. Čia bus nuoroda, kuri atidarys kitą puslapį skirtą registracijai. Taip pat pakeičiu spalvą ir nukopijuoju, kad būtų prie visų ekskursijų. Jeigu dabar bandytume judinti ekskursijų elementus, jie visi juda atskirai. Todėl jeigu norime sugrupuoti šios elementus, pažymime, spaudžiame dešinę ir group. Ir šiuo atveju dabar galime patraukti visą ekskursijos bloką vienu metu. Ir tai yra lengviau, norint keisti elementų išsidėstymą puslapyje. Jeigu norime tuos pačius elementus naudoti keliose puslapiuose, galime susikurti iš jų šabloną. Meniu planuojama naudoti visose puslapiuose, todėl susikursiu meniu šabloną, pasirenku norimą šabloną, spaudžiu dešinę, Create Template from Selection ir pavadinu norimą šabloną. Sukurtas šablonas atsiranda prie Templates, My Templates ir čia yra sukurtas šablonas. Dešinėje pusėje pasirinkus Screens galiu peržiūrėti savo iki šiol sukurtus puslapius ir pridėti naują. Naują puslapį pavadinsiu registracija. Naujam sukurtam puslapiui reikia meniu, todėl aš pridėsiu prieš tai sukurtą meniu, tiesiog paspaudus ant šablono. Galiu tą meniu atvaizduoti bet kurioje sistemos vietoje. Registracijos formai taip pat galime naudoti šabloną. Šiuo atveju naudosiu formo šabloną ir pasirinksiu šį. Šį šabloną aš galiu redaguoti, tai padarysiu truputuką didesnę formą. Pakelsiu čia aukščiau, pakeisiu pavadinimą, formą pavadinsiu registracija į ekskursiją. Padidinsiu pavadinimą, paryškinsiu. Registruojantis į ekskursiją, mokinys turės įvesti savo vardą, pavardę ir klasę. Todėl aš tuos laukus pakeisiu. Čia būtų laukas vardui. Čia bus pavardei. Ir taip pat man reikia dar vieno lauko. Jį prisidėti galiu kairiai pusėje paspaudus Form, Input Field. Aš jį pasidarau panašaus dydžio kaip ir kiti. Ir pavadinu klasę, kur mokinys galės įvesti savo klasės pavadinimą. Taip pat dar būtų gerai žinoti, ar mokinys vešis savo maistą ar ne, todėl naudosiu varnelę ir pavadinsiu vešiuosi maistą pats, kur mokinys pildant galės pažymėti, ar vešis maistą pats. Paprastai į ekskursijas važiuojama autobusais, todėl būtų aktualu, jeigu mokinys galėtų pasirinkti vietą autobuse. Tai aš autobuso planą įsikelsiu kaip paveiksliuką.
Taip, pridėsiu jį dešinėje pusėje. Ir čia mokinys galės pasirinkti norimą sėdėti vietą, matys, kurios vietos jau yra užimtos kitų mokinių ir galės pasirinkti iš likusių laisvų vietų, kur norės sėdėti ekskursijos metu. Čia parašysiu pasirinkite vietą. Na ir žinoma, mygtuką padarysiu tokios pačios išvaizdos kaip ir prieš tai buvusi mygtuką. Tai pakeičiu mygtuko spalvą ir pavadinu registruotis. Truputėlį pamažinu ir šito nereikia, galima ištrinti. Tai su šiuo žingsniu aš baigiau kurti registracijos puslapį. Dabar reiktų padaryti navigavimą tarp šių dviejų puslapių. Aš noriu padaryti, kad paspaudus nuorodą registruotis, man atidarytų šitą puslapį. Tai padaryti galiu pasirinkus elementą registruotis ir prie Interactions pasirinkus Go to Screen ir puslapį, kurį norime atidaryti, tai šiuo atveju registracijos puslapį. Sukurtą prototipą aš galiu peržiūrėti pasirinkus Preview. Čia matomas pagrindinis puslapis. Kadangi uždėjome navigavimą, paspaudus registruotis, mums atsidaro registracijos į ekskursiją puslapis. Dabar sukūrėme 2 puslapius. Jeigu dirbsime daugiau, sukursime daugiau puslapių, kaip čia. Aš čia sukūriau 5 puslapius. Patobulinau pagrindinį puslapį, pridėjus paieškos lauką ir filtrus. Galima padaryti ekskursijų informacijos puslapį, kuriame matoma visa informacija apie ekskursiją. Taip pat patobulinau registracijos puslapį ir padariau iššokstantį langą registracijai. Taip pat mokytojui irgi sukūriau puslapį, kuriame jis galės matyti visus mokinius, kurie registruojasi ekskursiją, matys registracijos datas, tėvų sutikimus ir ar apmokėta. Ir mokinio tėvams ekskursijos progreso puslapis, kuriame tėvai galės matyti, kuriuo metu, kuriuose vietose yra jų vaikai. Pradinį langų dizainą, stilių, nuotraukas galima automatiškai generuoti, naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Tai padaryti galime projekto kūrimo lange, pasirinkus Generate with Auto Designer. Atsidariusioje formoje turime įsitikinti, kad pasirinkta web. Toliau nurodome, kokios sistemos norime. Aš trumpai nurodau, kad kursiu ekskursijų sistemą mokykloms. Ji turi turėti ekskursijų sąrašą, kalendorių, registracijos į ekskursiją formą ir mokinių užsiregistravusių į ekskursijos sąrašą. Taip pat nurodžiau, kokio noriu stiliaus tiek tekstu, tiek pasirenku iš duotų stiliaus pasirinkimų. Paspaudžiu mygtuką Generate My Project ir dabar yra generuojamas projektas, kuriami langai ir tai gali užtrukti iki kelių minučių. Na štai, mums sugeneravo 5 langus. Jeigu jie nepatinka, galiu spausti mygtuką Regenerate ir tada man tuos langus per naują pergeneruos. Man jie patinka, aš išjungiu ir pasižiūrim, kokius langus sugeneravo. Tai turime registracijos formą, ekskursijų sąrašą su kategorijomis, mokytojų sąrašą, mokinio profilio langą, bei kalendorių su ekskursijomis, bei laikais, kada jos vyksta. Šios langus aš galiu keisti ir, pavyzdžiui, galiu pridėti, susigeneruoti naują paveiksliuką. Tarkime, čia aš noriu, kad būtų ekskursija į muziejų. Dabar noriu, kad man sugeneruotų paveiksliuką, kuriame matytųsi ekskursija į muziejų.
Taip padarysime paspaudę mygtuką Magic ir šioje vietoje pasirinkę Image Generator. Čia trumpai aprašome, kokios nuotraukos norime. Pasirenku ekskursiją į muziejų. Taip pat galima pasirinkti paveikslėlio tipą, tai gali būti nuotrauka, iliustracija, 3D ir panašiai. Aš pasirinksiu nuotrauką, kad derintųsi su mano bendru dizainu. Spaudžiu mygtuką Generate ir truputį palaukiame, kol sugeneruoja nuotraukas. Man sugeneravo 4 nuotraukas. Jeigu jos nepatinka, galima spausti mygtuką Try Again, galima pakeisti aprašymą. Tačiau man patinka šita nuotrauka, aš spaudžiu mygtuką Use Image, jinai atsiranda lange, aš ją truputuką susimažinu ir įtempiu prie mano ekskursijos. Panašiu būdu galima keisti jau esamas nuotraukas. Pavyzdžiui, man nepatinka šita nuotrauka. Aš noriu pakeisti truputį kitokią, todėl paspaudus ant nuotraukų viršutinės juostoje spaudžiu mygtuką Suggest, truputuką palaukiu ir man sugeneruoja kitas medžio nuotraukas. Aš galiu ir patikslinti, tačiau man patinka šita nuotrauka, spaudžiu ant jos ir vietoj senos nuotraukos man rodo naują. Taip pat norėčiau, kad man atvaizduotų visų ekskursijų sąrašą. Man šitas puslapis nereikalingas, mokytojų sąrašo nereikia, todėl paspaudus dešinį, pasirenku Delete ir langą ištrinu. Noriu priminti, kad įrankyje galima turėti 5 langus, tai prieš pridedant ar generuojant naują, reikia įsitikinti, kad jam yra laisvos vietos. Aš turiu susikūrus tokį eskizą, kaip matote, yra lietuvių kalba, mano ekskursijos, viršuje yra filtrai, čia būtų ekskursijų paveikslėliai, čia būtų detalesnės ekskursijos su detalesnė informacija, bei šoninis meniu. Jeigu noriu, kad pagal šitą mano eskizą sugeneruotų langą jau su spalvomis, su paveiksliukais, aš spaudžiu mygtuką Magic ir pasirenku Wireframe Scanner. Šioje vietoje aš įkeliu norimą paveiksliuką. Čia galima ir visą išdėstymą, visą eskizą nusibraižyti ant popieriaus lapo, jį nufotografuoti ir įkelti. Įsitikiname, kad pasirinktas web ir spaudžiame mygtuką Import. Na štai ir man dabar yra generuojamas šis langas, truputuką palaukiame ir kaip matome, išdėstymas yra lygiai toks pat, kaip buvo mano paveiksliukė. Šiuos paveiksliukus galiu pasikeisti prieš tai rodytų būdu, galiu pasirašyti tekstą, bet kaip matome ir pavadinimai, ir mano filtrai išliko tie patys. Taip pat norėčiau pasikeisti savo langų stilių. Stilių aš taip pat galiu susigeneruoti automatiškai ir tai padaryti galima pasirinkus Themes Generator. Yra 4 būdai. Pirmas būdas – nurodant tekstu. Antras būdas – kėlus norimos sistemos ekrano vaizdą. Kitas būdas, nurodant norimos sistemos adresą. Paskutinis, kurti nuo pagrindų, pasirenkant spalvas, elementus, kaip jie turėtų atrodyti ir panašiai. Tai aš renkuosi pirmą būdą. Parašau, kad noriu, jog dominuotų žalios spalvos. Taip pat, kad būtų tamsus, modernus bei minimalistinis dizainas. Spaudžiu mygtuką Generate ir man generuojama tema. Naujas stilius sugeneruotas. Aš galiu paspausti, pažiūrėti, kaip atrodo originaliai. Galiu paspausti Reset, jeigu nepatinka naujas sugeneruotas stilius. Bet man šitas stilius patinka. Aš paspaudžiu Apply, kad jį pritaikytų. Ir kaip matome, yra tamsu, dominuoja žalia spalva, žali mygtukai. Na ir turime 5 langus. Juos galime pridėti, galime ištrinti, galima keisti paveikslėlius.
tekstą, nes tekstas privalo būti lietuvių kalba, pridėti norimus elementus ir juos visaip redaguoti. Dėkui, kad klausei. Dabar esi pasirengęs dalyvauti varžybose. Daugiau informacijos rasi paspaudęs nuorodą vaizdo įrašo aprašyme.